ką tokio gero gali kalbėti du žmonės, kurie viens kito nepažįsta. Sapnavau. Negerą sapną. Bet kartais džiaugiuosi, kad neatsimenu, ką sapnavau. Kažkaip vis rečiau ir rečiau būna geri sapnai. Kažkaip, gal kartais kažkaip labai meniško išlenda, gal kartais kokį nors gulint lovoj naktį idėja šauna ir iš karto puolu prie instrumento, bet gal ir kitą rytą pamirštu. Sutikčiau su to, kad sapnai daug ką apie žmogų pasako. Kartais atsisėdęs prie vaikos kažkaip meniškai to vis tiek gyvenime. Kartais nežinau, kad padeda, bet įdomu. Esu pasinėręs į poeziją, bet klausomas mane. Manau, kad sėdint rūpant vaikos skaitysiu. Poezija labai daug. Aš tai žmogaus, kuris nesupranta poezijos, reikia daryti. Jam blogai. Iš tikrųjų jis labai teisingai pasakė, nes tai suvertė mane susimąstyti, kad ką aš veikčiau, jei ne muzika. Kažkaip pačiam susiprast, kas tu per žmogus, kaip ir aš gyvenantis be muzikos sunku, kai tu neturi ką prie to prilyginti. Tai viską, ką tu tik matai, yra muzika ir menas ir garsai ir kažkas tokio. Iš išorės tai žmonėm lengviau pasakyti, kad toks kaip aš, koks muzikantas, bet aš niekada savo jokio pavadinimo arba stilo nepriskyriau. Tiesiog, kad tai veikla, ką aš turiu, bet šiltą širdelį žinau, kad kiti mane laiko tokiu menišku žmogum. 7. Mano skaičius. Jo, dar po to, kai išsiskyrė man 7 metų buvus, jo, kai man 7 metai buvo, tai tada taip toks įdomus amžius, nes kaip visi vadina tą amžių, kaip tu tipo toks labai atsiperka knygų neskaitymas, negalvoju, kas tai vadina tą amžių, kad labiausiai paveikia viskas aplinkui vyksta, bet man kažkaip tas nelabai pasitaikė. Mes šito podcast'o klausom, kad vadėti iš mėneškių. Tas žmogus, apie kurį aš daugiausia gerai iešniku ir norėčiau galvoti, kad tikiuosi, kad jis taip pat negerai šneka ir
tas, kuris iš pradžių man atrodė visai keistas berniukas. Nelabai atsimenu to pačio pirmo pokalbio. Pasako, koks aš geras draugas, bet ir apie ką tokio gero gali kalbėti du žmonės, kurie viens kito nepažįsta ir viens vis žiūri viens į kitą, bet bijo prieiti. Pats pirmas mūsų rimtesnis pokalbis buvo apie muziką. Kai sužinojau, kad jis klausosi Iron Maiden ir Black Sabbath, tai buvo koks nors produktyvesnis pokalbis. Ir po to pradėjom vos ne kasdien bendrauti. Jis mane kažkaip stumė link muzikos daugiau nei aš save, kad ir kaip keista atrodytų, bet po to, kad taip pat kaip ir draugai ėjom į priekį, bet kartu kaip muzikantai. Net jie ir to nesupranta ir kiek aš jam gal to taip daug nekartoju, vis tiek man labai daug yra padarę. Nedrįšiu sakyti vienas iš, bet jis yra mano geriausias draugas ir šiaip nuostabus žmogus. Fotkinsim. Namortas. Dar darom ryšį su galimai diarchijos fotografu. Gavau instrukcijas, kaip gal Photoshopą nemokai, tai čia bus pizdец. Didelė eilė. Einam.